Visiems labas, šiandien aš žaisiu populiarų žaidimą Dėti Drivers su savo draugė Akvilė. Visiems labukas. Eikime jau pradėti. Jo. Mes žaisime paprastą darbal. Šitas kitokie vienas su arkliais, su jais nepatogu, o kitas yra solo. Solo tai vienam žmogui. Nu jo, kaip ir dabar laukiam, kada mes nusteleportinsime. Nes laukimas tai čia po 20 kokių sekundžių. Reikia laukti ir laukti. Atimti visus pinigus, kad mes paskui sutaupytume vienam šitam ir tada nereikėtų atskirai turėti pinigų, nes taip mažiau galima sutaupyti. Aš dabar papasakosiu, kad aš turiu tokį dalyką, o ji turi, pamiršau kaip vadinasi. Parodyk, kokį ginklą turi. Mes skirtingus turime ginklus. Aš turiu nemokamas, bet mano šitas aš gydytojas, o Eirida esa, kuris vaikšto, ten jiem visokius daiktus, auksą, metalą, ten visokie akmenis ir visus šitos daiktus. Jo. Tai jau paėmė visus dalykus. Taip, paėmiau, pirkau 3 šituos. Ir mes visada statom. Aš pirkau 3 anglius. Va, tuoj parodysiu, kad mes statom visada. Mūsų rekordas yra 50 ar 1000, neatsimenu tiksliai. 50 metrų. Kilometrų galima sakyti, bet čia, kaip atrodo, tai atrodo kaip 50 000 kilometrų, bet iš tikrųjų, kaip suprantu, 50 kilometrų. Ir va taip visada mes statom. Užsibadėm. Palauk, aš dar nepadariau. Tuoj. Mane pasiema, palaukite. Prašau. Bet būtų ten darai jau taip ilgai. Va, dabar pradedam. Važiuojam. Dabar važiuosim. Kodėl nevažiuoja šitą mašiną? Oi, jau iš vis pamiršau. Viskas. Galim važiuoti. Jeigu mūsų traukinys striks, tai kartais toks būna šitam žaidimą. O to mes, kai žaidėm prieš filmavimą, mums visas traukinys strigo ir važiavo kažkodėl labai lėtai, jeigu aš vairavau ant visų 75. Dabar žiūrėkite, vilkai 4. Jie mus gali nužudyti. Ką galiu pasakyti? Yra dar ant arklių tokie žmonės, kurie turi šautuvus ir jie gali iš tolo šaudyti. Taip, ir tai labai mums erzina, nes kai mes norim nueiti į kažkokį namą, ten jie prie jo stovi ir paskui jie į mus šaudo ir mes niekaip negalime dėti kažkurį namą. Taip, žiūrim, nėra niekur akmenų su auksu. Kaip ir nėra, bet tikiuosi, mums kažkas nors pavyks iki 10 000 metrų. Žmonės ant arklių. Parodyk. Jo, va taip jie atrodo. Pas mus baigėsi kūras, liek anglių. Tuoj. Va kaip jie atrodo. Ant arklių. Mūsų užpuolė vienas. Atsargiai. Kuo greičiau važiuoti, kad jis į mus nepataikytų. O to mes taip labai greit buvom mirę kelis kartus, nes mūsų rekordas 50 000, kaip čia sakosi. O va taip, tai labai sunku pravažiuoti, tiesiog paprastai dviese. Eisim gal šitą fermą. Auksas! Gerai. Laiko dabar čia parodyti 4. Mūsų nesiviet. Taip mūsų jo nesiviet. Dabar jūs pamatysite, kaip aš šitą.
Aukštas duoda 30 pinigų iki 50. Ir tai labai net gerai, nes kiti daiktai kainuoja po 5, po 10, po 15. Ir dar vienas faktas. Galima parduoti didžiulius šūnius, kurie labai didžiuliai. Ir galima parduoti vampyrus. Vampyrai kainuoja 15, o Šūnis 20. ir čia labai zombių daug. Ir dar vienas faktas, čia būna visokie zombiai, vampyrai visi. Bet vampyrai kartais gali Oi. pamatome. Ir juos labai sunku nužudyti. Ir jie gali atsiteleportinti per sienas. Va, pažiūrėkit, va šitie 2 oranžiniai, tai Kieno arklis? Davai pasiemam šitą arklį, tuoj reikia man ištraukti Taip. šitą. Ir dar va šitas eina prie komplekto su arkliu. Taip, bet jis labai didelis ir dažniausiai, jeigu jūs jį paėmat, jis užima visą jūsų traukinį. Tuo uždėsime mes jį. Ir dabar... Jo čia tavo masažirgas bus. Jo. Ir vieną kartą mes buvom radę net vienaragį. Ir jis toks buvo su violetiniais plaukais. Taip, tik tai mes jį netyčia nutrenkėm, nes jis buvo ant mūsų... Ant kelio. Manau, tuoj bus naktis. Jo. Jeigu būna raudona naktis, tada būna vampyrai ir didžiuliai šūnys. Didžiuliai šūnys kartais būna ir ryte. O jeigu jie būna ryte, tada būna labai nepatogu. Nes jie visą kelią gali uždraus. Taip. Šitai. Ir dieną, kurie užpuolė mus šūnis ir vampyrai jie prapuola. Taip, kurie vakare vos užpuola, jie prapuola, bet kurie užpuola ryte, tada jie neprapuola. Ir tai labai blogai. Tik atsargiai netyčia nenuimkite šitų, nes jie gali sudegti. Taip, ir jeigu jie sudegs, jūs nebeturėsit jų. Ir žiūrėkite, vampyras bėga. Kur? Va ten iš tavo pusės lango. Va čia. Ai. Va čia jis. Užlipo jis. Ai, jis žudo. Pas mane... Toks daiktas, kaip jį nužudyti labai lengvai. Pasiemam daiktas, kurio jie žudot ir tiesiog žudykit į orą. Ir taip jis gali numirti. Net jeigu jo ten nėra, jis gali tapti nematomas ir juos žudyti. Taip. Ir tai labai visus erzina. Taip, čia toks daiktas jūs galėtų... Ir jis mirė. Ir jis gali sudegti. Oi. Taip, ir jeigu jis sudega, šiaip vampyrus geriau nedeginti, nes jie gali kainuoti po 15 pinigų. Jo, ar jie... Ir yra safe zona. Ir tai normaliai, kad jie kainuoja 15 pinigų, bet čia šiaip daug. Vampyras bėga iš tavo pusės kartu. Vaista. Aš esu daktaras, o Irida esi šakteris. Aš nežinau, kaip persivedžia, bet Irida tad auksia visus metalus daiktus. Akmenis daužo. Ir tai labai daug kartais tinka. Taip, dabar turėkit. Toks dar vienas faktas mažas. Kai būna 5 man ten rodo, reiškia, tuoj bus rytas. Ir tai kartais žmonėms padeda. Taip, va, matau aš tabelį. Gerai. Ir vienas daiktas, nestokite prie visų namų, nes kartais būna tokie namai, kur būna toks didžiulis kvartalas. Galima sakyti rajonas, kaimas, ir ten būna zombių labai daug. Ir mes taip jau buvom labai daug kartų mirę. Ir labai būkite antras žmogus arba kažkelintas būkite atsargus. Jeigu jūs žaidžiate ne vienas, o pribėr su savo draugais. Kartais tas kitas žmogus, jūsų draugas arba kažkas, gali taip iškrysti. Ir žiūrėkit,
Dėl to reikalingos va tokios kėdės. Jas galima prilipdyti prie mūsų traukinio ir tada jūsų draugai galės ant jų sėdėti. Ir tada jūs galėsite tiesiog tik paimti ir viskas. Ir tada jūsų draugai tikrai neįskris. Tik vienas daiktas, jos labai greit gali sudegti. Tai labai atsargiai bandykit. Jo. Oi, aš dar arklio būsiu atsisėdau. Jo. Kur aš padėjau šitą? Gerai. Kuo daugiau jūs turit atglių, tuo daugiau jūs galit pravažiuoti. Aha. Bet kaip dėmesio, jeigu aš Laikas važiuoti. Tu ten viską priklijavai? Ne. Aš tau padėsiu. Bet tada visi priklijuoti savo daiktus. Jeigu jūs juos nepriklijuoja, tada jie gali įskristi. O jeigu dar ten brangus daiktas, tai jie, jeigu įskris, bus labai liūdna. Nes jeigu jie įskrenda, juos labai toliau sunku surasti. Ir va, žiūrėkit, tai blogasis kaimas, kur labai jį reikia, jis labai blogas. Ai, aš įskridau, stop. Greičiau. Aš rysose užstrigau. Ką? Aš buvau strigusi dar. Aš bėgu. Greičiau, to bus jau užpuola. Sakyk, mane jau žudo. Dar vienas dalykas, kad negalima šokinėti, kada važiuoja, nes tada gali skrist. Gerai, viskas, važiuojam greičiau. Ir man atrodo, ant mūsų stogo yra zombiai. Tu pažiūrėjai, jie yra ar pabėgo. Jie ten yra 2 zombiai, manau. Vienas daiktas, kai yra vienas namas kitoj pusėje, arti nuo to kaimo, į jį neikite. O taip jūs galite labai lengvai numirti. Taip, ir dar, bet jeigu jūs profai, tai galite eiti kariauti tam kaime ir jūs galite laimėti. Ir ten iš vieno zombio gali iškrist kodas banko ir ten yra labai daug brangenybių. Aš taip labai daug kartų, buvau nužudžiusi. Bet juk aišku ne viena, nes viena man daug kartų nepasisekė. Taip, dabar reikia rinkti daiktus ir kur jums daiktai dar reikalingi, jūs galite juos pasiimti ir tiesiog parduoti. Jo, va taip trading post vadinasi ir va taip padedi ir paima pinigus savo. Šitas parduoda, dabar pažiūrėsim ar ne, nes kaip ir nereikalingas. Taip, Akvilė? Taip. Ir jis užima labai daug vietos. Tai mes jį čia paliksim, jis ir nereikalingas. Zombių milijoną, kam aš pasiėmiau. Taip, dabar žiūrėkit. Auksas. Labai gerai. Žiūrėkit, vienas toks daiktas. Jūs galite labai daug uždirbti pinigų. Jeigu vienas iš jūsų draugų jiems pinigus, bet jeigu jūs serverį su savo draugais ar su kitais žmonės, tai nerealu. Jie gali pirkti daiktus tik savo, o jums nieko nepalikti. Tai taip labai blogai žaisti su kitais žmonėmis. Bet jeigu jūs žaidybę jeigu jūs susiskambinę žaidžiat, tada tikriausiai jūs galėsit sustarti kažkaip tai arba susirašyti. Akvilė, kur mums dėti šitą? Nežinau, gal jis parduoda arba arklį eisim ieškoti. Einam pažiūrėti, ar parduoda jis. Einame, nes jis kainuoja 50 net pinigų. Tai jeigu jis parduoda, tai labai gerai. Ne, jis neparduoda, gaila. Bet žinot, kad... Pernakvosim čia naktį. Gerai, žinot, kad čia dar būna didžiulės sienos, su kuriam galite susistatyti savo namą. Jūs galite
viską pasistatyti iš savo traukinio. Jeigu jūs žaidžiat vietas, tai nelabai lengva praeiti. Va, žiūrėkit, aš Čia yra radau. sienos, ar ne? Ateik, aš radau. Jei. Va Tik taip tai- vietra ir jį kainuoja tik 20. Šiaip tai esa brangu, bet va tokiai lentai tai nelabai. Man kažkaip tai negalima pasimti. Wow, kiek daug. O, paėmiau. Aš perku vieną, bet iš jų iškrenta 1000. O, pasisekė. Ar čia tu netyčia išpeti? Manau, kad aš išmetu. Leba, aš išpečiau. Einam. Apsistatyti. Iš šitų jūs galite pasistatyti savo logavą. Jeigu jūs turit šitų jau labai daug ir neišmeskit jų, jie šiaip gali būti jums viskas. Jūs galite pastatyti kambarius, visokius tokius daiktus. Ir dar vieną dalyką pasakysiu. Jeigu bus labai daug laikų po šito video, tai gal mes pažaisime kartu su mumis. Ir tai gali būti labai linksma, nes mes galime sakyti profes. Ir mes jums, jeigu mes taip žaisim, tada, va tai, jeigu kažkas iš mūsų jums visus pinigus. Ir jeigu kažkas iškris iš šito, rašykit iškart čate. Nes mes galim nepamatyti, jeigu jūsų bus daug. Bet jeigu neparduosi mes arklių. Arklius, jeigu mes imsim ir mes galėsim statytis daug savo arklių. Vienas tipo man, kitas Irinai, kitas kažkam iš jūsų. Ir va taip va ir bus. Gerai, jau rytas, galime važiuoti. Yra? Gerai. Oi, palauk, sustok. Kas? Vampyro yra, oi, dar iškritau. Ištreidinam. Gerai, skaiduoja 15 pinigų, tai dar žinau. Aš matau didžiulį vilką. Tik ten prie jo arti daug paprastų vilkų. Atsargiai, ten neik, tu gali numirti. Už manęs bėga vienas iš vilkų. Didelis ar mažas? Mažas. Tai tegul, nežinau. Įdomu, maži vilkai parduoda ar ne? Nežinau, man atrodo, ne. Gerai. Manau, mums užteks dar prispirkti sienų. Atsimenu, kai prispirkom labai daug ir mums neužteko vietos, mes tada priklijavom prie traukinio. Mes tiesiog priklijavom sieną prie sienos. Jo, nes neturėjom kur dėti. Per daug buvom pripirkta. Bet išvesti mes nenorėjom. Jo. Nes jeigu bus pamestume kažkokią ir mes galėtume ją užsistatyti. Jo. Ir dar vienas dalykas. Jeigu jūs užpuolė šuo ir prie jūsų ir jūs esate šitam seif, tai galite nesijaudinti. Šitą šunį nužudys, priešaus. Ir tu būsi gal gyvas. Nebijokit, jeigu ateis kažkokie va čia vilkai, visokie šitie zombiai, jie iškart miršta. Ir jeigu čia... Jis numiręs. Ką? Jis numiręs, mes jį galim parduoti. Bet ten arti vilkai. Aš jį paimsiu. Koks jis. Galiu parodyti, kaip jis atrodo juokingai. Va. Mes turim labai daug skrinšotų su šitu vilku. Iš to, kad mes tiek daug pozų jau turim. Helikopter. Oi. Tai yra. Insitrenkė, čia ne aš. Tai da tu. Paimk. Ir einam pirkti milijoną sienų.
Nebūtų taiselių, bet gerai. Oi, palauk, jie buvo tada. Jo. Pamiršom truputį. Žiūrėkit, kai jūs Tik tai? pirmą kartą žaidžiat, niekada tiesiog neikit į tiesiog va tokius stebus, kur nieko jų neparašyta. Nu, tipo, va tokių, kur nieko jų violetinis čia yra, rožinis, žalias, jų nieko neparašyta. Ir reiškia, jie bus tušti. O taip jūs galit praleisti laiką ir tada jūs labai galėsit paskui važiuoti, jeigu jums reikėjo, jūs buvote užimti, bet norėjot greit pažaisti, tai jums taip labai nepasisektų. Ką tu ten jėdi? Nieko, aš norėjau paprastai pasakyti, kad ir labai ilgai nebūkite va čia, nes čia patronai yra nebegalybiški. Jie gali paprastai pasibaigti ir jūs galite va ten numirti. Nu tai galite kokias 3 naktis idealiausia, čia ilgiausia pabūt. Pagal mane. Ten kaimas. Einame? Pala, aš kažką reikia pirmą pasakyti. Gerai, einam, kaip ir spėsim. Tu eik, o aš čia statysiu, bas taip su laiką taupysim. Gerai, tik tai ten labai toli, nu tai tikiuosi nepraeis visą dieną. Tau gal reikia eiti su žirgu. Ai, jo, iš vis pamiršau apie jį. Kitą kartą gal su žirgu reikės eiti. Jo. Ir neikite į tokius didžiulius, į kažkokius namus, kurie jau labai toli nuo jūsų. Kurie tokia firma, jūs gal galite eiti, bet kurie dar toliau, tu tada jau jums neapsimoka, jūs galite tada mirti. Nes prisimenu, mes buvom dideliam name ir jis buvo labai toli nuo mūsų. Ir šitą mes pyrėm. Jo. Ir aš dar vieną dalyką pasakysiu, kuris gali jums tikrai bus geras. Kad jeigu jūs norite nužudyti zombius, tai jūs galite paprastai va taip žudyti, o ne eiti į vidų, nes galite tada numirti. Tik neikite labai arti prie sienos, nes galite numirti. Radau man žirgą. Tai pas tave jau ir žirgas. Oi, susmaiščiau tau žirgą. O kokios jis spalvos? Tokios pačios rudos. Jis nerūdas, pas tai jis pilkas. Upsik. Tu pupsikai. Naktis man reikia greičiau. Oi, paėmiau. Su tavo pajosiu. Tikiuosi išgyvensiu. Davai, tam bomba iš vis yra. Kaip tai? Tam kaime bomba yra, bet aš jos neliečiau. Neimkit niekada bombų, iš šitą jūs galit mirti. Nes bombos būna tokios, kad jos gali jūs nužudyti. Jo, ir jeigu net jų nelietėt, galite susprogti, kaip man buvo vieną kartą. Ir dar aš jums vieną dalyką pasakysiu, kad jeigu jūs, nevažiuok, bandagus, pleistrus, bet kaip tai pasakyti, nežinau tiksliai. Galite jūs, jeigu numirė žmogus, tai jūs su jais galite duoti gyvybę. Paimkite ant rankų. Jo, paimkite ranką ir ant žmogaus atsiras tokia lentelė, neatsimenu kaip jie. Jie vadinasi revyvė ir kaip paimti šitos daiktus, va toks va, tad už tavęs didžiulis vilkas lypa. Oi. Kaip paimti, ten yra prieiti prie jo ir yra pick up, nes tada jis pasiema. Jo. Tikiuosi, jūs tapsite pro po šito video. Mūsų arklys išlindo su savo galva. Pažiūrėk į langą. Labai akingai atrodo. Žiūrėkite, kad dabar tikrai jums reikia tik nedaug dalykų.
reikia tik daug šitų, va, ir turėt uždarytus beveik visus langus, bet kad būtų kažkie du langai atidaryti, kad matytų, bet kur važiuot. Jeigu bus visi uždaryti, jūs nieko nematysit. Priekinius būtent palikite atidarytus. Nes taip jūs nieko nematysit. Ir šitą jūs galite praleisti daug namų. Tiksliai nežinau, bet priekį, manau, yra stiklas, kur per juos negali ateiti. Gerai, važiuokime, nes jau rytas. Mes jau beveik atvažiavom prie stoties. Pas man kuras baigėsi sendėk. Pas mus truputį buvo pertrauka, nes mes labai pavargom. Taip ir tiek filmuot, ne visiems lengva, nes mums atrodo, kad visiems patinka ilgesnė video, o ne trumpa. Taip, čia mano bus ilgiausias kol kas video ant mano kanalo. Taip, mes jau atvažiavom ir nežinau. Ką parduosime? Davai sėdamas žirgų. O mes neturim nieko ką parduoti. Labai blogai, mes neturim ką parduoti. Šūdas. Šydikas. Vairėži. Taip, žirga? Ne. Mano pilkas žirgas. Dabar... Ir gal mes jau pabaiginėsim šitą video, nes jis šitas labai ilgas, bet jūs nežino, kiek mes iš tikrųjų filmavom, iš to, kad mes labai daug momentų turėsim iškirpti. Ir iš tikrųjų mes filmavom kokią valandą, o iš tikrųjų jums bus maksimum 2 kažkur minučių ar 2:05, nežinau, bet tikrai ne valandą. Ir mes labai pavargom filmuoti. Mes dar žaidėm prieš šitą, kad pasiruoš dar mes turėjom tekstą pasiruoš, visus šitos daiktus mes dar ilgai ruošiamės. Tai mes labai pavargom šiaip. Bet mes dar į savo sugalvojom tekstus, ne tik, perskaitinėm. Taip, mes gal jau pabaiginėsim šį video visiems ate. Jeigu jūs norėsite pažaisti su mumis, tai rašykite komentaruose savo vardus ir rašykite, aš noriu žaisti su jumis. Savo vardus, jeigu ką Roblox'e, o ne tikrus. Jeigu tikrus parašysite, mes dar žinosime. Ir jeigu ką, mes galėsim kviesti jūs į draugus. Nebūtinai kviesti Kairydą, galima ir per mane, nes mes būsim serverį dviesi. Ir iš karto šitą vilką ištraukiai. Iš tavęs puolė. Jos yra vardas Akvilė 415, mano yra Eiryda Dara. Jeigu norėsite pakviesti draugus. Tai kaip ir visiems iki kitam video susitiksime. Iki kito video. Mano kanalas yra Lietuva geriausia. Lietuva best. Iki.